Truputėlį turim vieną dieną šiltesnį ir atlėkiam pasižiūrėti Agroviziją. Kas vyksta, kas darosi, manau, čia yra signalas kaip ir visoje Lietuvoje. Tai dabar, ką mes čia pamatėm, tai Miežiuose dryžligė bėga. Taip. Ir kur nepurkšta herbicidais rudenį, tai yra baisu. Tai ką dabar daryti tam ūkininkui, nes greičiausiai bus ir herbicidas nepurkštas, ir fungicidas, ir augimo reguliatorius dar turbūt nepanaudotas. Ką tada daryti? Ypatingai žieminiuose miežiuose dabar turbūt sukrenta 3 darbai vienu metu, ta prasme 3 purškimai. Ir žolės, ir reguliatoriai, ir netgi ligos. Mes matome tinkliškosios dryžligės tikrai nemažai. Ir šiemet pavasarį taip gan anksti pasirodė, balandžio vidury turime jos labai daug. Tai tos purškimus jau turėtume derintis, aišku, pagal orus, bent jau šalnų, kad nebūtų. Mums ta temperatūra oro užtektų 9-10 laipsnių, tai svarbiausia, aišku, kad šalnos nebūtų. Tai dabar dar bent jau porą dienų, tai kaip ir ištaikysim. Pakol kas ta prognozija į priekį tokia liūdna darosi. Ką tu rekomenduotum, kokius herbicidus naudoti? Jeigu rudenį nepurkšta visai ir va taip kaip čia radom visko iš visokių piktžolių. Tai be abejo, miežiams pirmoji vietoje nuo vienskilčių tai akselį, tarkim, nuo svidrių, kaip čia radome daug, ar būtų ten smilguolių likusių. Jeigu augimo reguliatorius neduotas, aišku, jau turėjo būti atiduota, bet, kaip matome, ne visi spėjo, tai modų startą statytume, jų pilną normą, 0,5 litro į hektarą statyti. 0,5 litro dabar, akselis, dar ką dedam? Akseliui partnerį, bet partnerį jau renkam pagal tai, kokias 2 skiltis turim. Tarkim, kokį spektrą mums gal ir elegantų užtektų, tarkim, jeigu turim ten rugiagėlę, ramunę, netiek daug. Jeigu turėsime žliūgės daug, ne rapso pabirų, bet tų lipikų, tai galbūt ir su klyvu galima, jie tokie gan švelnus herbicidai ir veikia prie žemesnių temperatūrų, ypatingai klyvas. Ir jeigu daug dryžligės kaip čia, nebelaukiam, nes tikrai plis ir prie žemesnių temperatūrų, čia ne septoriozė, jeigu jį pagauna jau tą, kaip sakant, pagreitį, tai gali labai greitai lapų suvalgyti, ypatingai miežių. Tai mis tarp pekarė papa. Ir jau irgi nemažinam normų? Ne. Ir dabar, sakyk, tai tas atšalimas, atvėsimas nereiškia, kad kažkas sustos su tuo augalu, ne? Nei piktžolių nesustabdysim, nei augalų augimo, nes ta temperatūra dienos metu ir 5 ir 6 bus vis tiek jis vegetuos. Šaknis jau dirba pilnai, tai nebus taip, kad augalas sustotų. Anksti pavasarį, tarkim, būna šalnos ir augalas kovo mėnesį, tarkim, stovi. Kad ir ten dieną būna +5, bet dabar turime balandžio vidurį, tai augalai tikrai nestos, ypatingai žieminiai miežiai, rapsai ar kviečiai tikrai vegetuos pilnai. Gerai, dabar jeigu situacija rudenį herbicidai panaudoti, tikimybė, kad gali būti, kad dar herbicidų nelabai skubėti reikia, bet augimo reguliatorių jau būtinai, ne? Ir kviečiuosi augimo reguliatorių reikia skubėti. Be abejo, jau reikėjo jau tai padaryti, bet aišku, per darbų gausą sėja, purškimai, tręšimai ne visi spėja ir tą pirmą net purškimų padaryti. Be abejo. O sakyk, ar kviečiuose randat jau ligų kažką, kad sakytumėm, kad jau ir kviečiuose būtinai fungicidų statyti, ar dar nereikia? Kai kuriuose veislėse jautriuose miltligės yra šiek tiek ant apatinių lapų ir senos septorijos likučiai. Miltligė toliau plis dabar? Miltligė tikrai drėgmės pakankamai, vešlūs pasėliai, tos temperatūros tokios aukštos gal ir nereikia. Gal ir neplis taip intensyviai, kai būtų 15-20, bet tikrai nenyks. Tai tada mes tarą pekarį irgi statom. Taip. Ir tada galim kartu su augimo reguliatorium atidavinėti. Taip. Supratau. O herbicidą dar galim pralaukti tada po šalnų truputėlį? Jau kadangi kviečiuose vis tiek rekomenduotume avoksą, tai jau tokį mišinį tokiais orais, kaip už dienos 2 gali būti rimtesnė šalna, tai tikrai jau būtų pavojinga. Jau bent jau arba fungicidas ir reguliatorius, arba, tarkim, avoksą ir reguliatorius. Bet supratau. Jau tokiais orais labai tinka modų startas, kadangi ten bus iki 10 laipsnių temperatūros, tai puikiausiai modų startas. Bet dabar tada sudedam akcentus. Jeigu naudojam avoksą, herbicidą, tai jau nebedarom miksų su augimo reguliatorium ir fungicidus. Jau ne. Tai reiškia, tik tai miežiuose, ten, kur naudojam akselį, galim maišyti ir augimo reguliatorių ir fungicidą. O apie kviečius kalbant, einam su avoksa, dedam irgi partnerį. Ir partneris irgi labai priklauso. Ta prasme, mes vieno recepto negalima kviečiams išrašyti, nes turime ir, tarkim, rugiagėlės nemažai, ramunės, tai mums tinka puikiai elegantas.
turime po rapsų dažniausiai, ką turime, žliūgę, lipiką, tam puikiau tiktų klyvas. Aišku. Tai čia turime spręsti pagal situaciją, bet keista, kai kiti kartais nusipirka visiems laukams vieną miksą ir daugiau sako, o tam laukė tas, tai tas nesuveikė, tas liko. Bet nebūna, turim spręsti Jeigu pagal didesnės situaciją. piktžolės, pavyzdžiui, kaip vienskiltės, kaip ir šičia matom, didesnės vidriai yra, ne? Už Tai kviečius didžiausius. iki kiek avoksą didinam tada? Ir kadangi ir šiaip jau, ta prasme, ta augimo fazė yra didesnė, tai kad ir jeigu smilguolės labai daug būtų, jau bent smilguolį, jau 1-3 turbūt rekomenduočiau avoksą dėti. Nes jeigu tas purškimas dar už savaitės gausis, tai tikrai dar paaugs tos piktžolės. O svidrėm didelėm, pašiaušėliam, dirsėm, jeigu yra, tai jau 1,5 litro kartu su partneriu. Kartu su partneriu avoksą 1,5 litro. Be abejo.